7 vakare 40. Galite įsivaizduoti, aš dar taip gyvenime nebuvau matęs, o laukia 45 čia pavėsi termometras. Kem 6 buvo, tai visur dega, aplinkui viskas ten visas kalnas. Paskui ten va dega visur. Nieks dar negesi, neaišku kodėl. Va, mašinas uždarinėjom, visas smalkės skraida visur, vien smalkės, visas kiems, visur smalkės, viskas uždarinėta. Kambarį neina išbūti niekur, kambarį va parodysiu. 36 kambarį. Kambarį 36, palaukčiau kaip čia matosi. Va. 36 kambarį. Tai va čia geriau matosi. Šuneliai va palindę po lovom nebeištveria viskas. Va kiaušinį bandymą dariau, ale pavyko. Visą nemušiau, bet va tiek. Jau antrą kartą va, pavyko bandyms. Specialiai. Nu biški, nes koks skirtums, visą biški čia. Ant juodą neina rankų pridėti niekur. Tai da mano gyvenimo istorijoje nėra buvę. Va dega viskas tenais. Tai mes čia apsisaugoję turim. 5 šlangės yra. Jeigu kas, va čia pieva pjovė, nenupjovė, kažkokį zigzagų pridarė. Gerai, kad atvažiavom tų pomidorų šiandien skinti. Nebute sėdėjom. Šį rytą anksti atlikėm. Nusprendėm pasilikti visą dieną čia. Ir va. Mes ten va, pravažiuojam ten, kur dega. Čia tas kelias eina. Nuo čia leidžiasi ten. Ten lyg tai girdėjau vieną tą signalkę. Bet čia kalnas tai baisiai. Visas kalnas ateinančia. Bet nematau nei sraigtasparnių nieko. Va. Tikrai ateina visas kalnas degančia ateina. Nu iki mūsų nedais, nes ten yra vanduo, upės yra viskas. Bet labai baisiai atrodo, pirmą kartą taip matau. Smalkės kvapas. Tai va, kem 6 šiandien. Neina niekaip. Po triusikėliais visą dieną, į tai neiškenčiam, sėdim kambarį. Susijungia tuos kondiškės niekaip. Nesu pirmą kartą tokį gyvenime pamačiau karštį. Nesu patyręs dar to. Tai už tai va niekas nedirba per tokius karščius. Pirmą kartą per savo gyvenimą tokią karštį. Dalyvavau tokiame karštyje. Buvo čia 40 ir